Aš nemoku graulint, tai aš taip dariau. Sveiki prisijungę prie laidos Sunkus dažniai. Ačiū, kad prisijungėt. Pakol kas dar nenustatytų dažnumu, nes pamiršau susitart. Bet šitoje laidoje kalbėsim apie sunkią muziką. Tai dabar, kad galėčiau toliau plėtoti šitą monologą, aš įsivaizduosiu, kad jums kyla klausimas. Tai yra, seni, o ar reikia dar vienos laidos? Nes, yra tas senas geras, jeigu gali nerašyt, tai nerašyk. Ir ačiū už nuomonę, bet eikit jūs. Paaiškinsiu kodėl. Pati frazė, nors dažniausiai žmonės sako, kad taip sakoma, žodžiu, buvo toks poetas, Marija Rilke, vyras, ir šitam vyrui rašytojui, vokiečiui, kuriam žiauriai gerai sekėsi, žiauriai gerai varė, žiauriai populiarus buvo. Kaip Jessica Shai dabar, tik poetas. Tai žodžiu, šitam poetui rašė vienas jaunas poetas ir klausė, klausyk, tu žiauriai gerai darai viską. Kaip man dabar daryti dalykus taip, kaip kad tu darai, kokia tavo paslaptis? Ir Rilke tada laiške atsakė jam, kad žiūrėk, tu pasižiūrėk savo viduj. Ir jeigu savo viduj pamatysi, kad yra kažkokie neišsakyti dalykai, kažkoks svarbus kūrybinis impulsas, tai tada rašyk. Tu tada negali nerašyk, išeik iš darbo, viską, žodžiu, rašyk tik tais ir daugiau nerašyk man laiškų. O jeigu rašai dėl populiarumo, ta prasme, jeigu rašai tam, kad parduotum daugiau, nes matai, kad žiauriai gerai sėlinasi meilės poemos ir tu rašai tada meilės poemas, tai nedaryk gėdos, nerašyk tada. Rask darbą normalų, kaip žmogus ir eik ir daryk dalykus ten. Čia buvo ištakos šitos frazės, ane? Citata galimai čia nebuvo super tiksli, ten jie gal truputį gražiau susirašė. Galit paskaityti internete. Bet šiaip gera frazė, normaliai. Ta prasme, Rilke, super, žiauriai make sense, geras patyrimas, fainai. Problema dabar yra ne Rilkei ir ne Marijai. Bėda yra tame, iš kur mus ta frazė pasiekė dabar. Ir ta frazė mus pasiekė iš Tolstojaus, kuris ją persakė kaip «Можешь не писать, не пиши». Čia iš tų frazių, kur nesiverčia niekaip, kur rusiškai reikia pasakyti, nes geriau skamba jinai. Žodžiu, tai mano subjektyvia nuomonė, tas Levas Tolstojus, biški lievas yra, nes jis tą frazę flipino į tą pusę, kad tu rašyk tik tais tada, jeigu tu turi tokią kompulsiją, kad nebegali susiturėti ir niekur negali dėtis nerašydamas. Taip jis pasakė maždaug. Ar žinot, kuo dar Levo Tolstojaus knygos pasižymėjo? Belenkaip ilgos, nes, man atrodo, medienos pramonė turėtų dėkoti Levui už tai, kad į lentyną telpo kokią vieną Levo knygą. Jeigu tu nori nusipirkti antrą knygą Levo, tau reikia namo priestatą statytis, nes netilps kitaip dar vieną knygą. Jūs pagalvokite apie tremtinius Sibire, kurie kirto medžius tam, kad būtų iš ko padaryti lentynų, kad jas tilptų Levo Tolstojaus knygų. Ta prasme, kiek medžių mirė, nes čiuvas ne tai, kad negalėjo nerašyti, bet negalėjo nerašyti glaučiau. Ta prasme, aš ne daktaras, aš tik tais porą psichologinės pagalbos podcastų esu klausęs. Bet aš manau, kad tai yra akivaizdu, kad šitas žmogus turėjo rimtų psichologinių problemų ir jų nesprendė. Ir jis dar Rusijai gyveno, turbūt tai irgi prisidėjo prie viso to. Bet ne esmė. Esmė yra tame, kad aš nemanau, kad jo patarimais reikėtų vadovautis. Aš nežinau, ar jis dar kitų patarimų yra davęs, bet jeigu yra, tai nesivadovaukit. Manau, galit iškart mest viską per langą, įskaitant ir tą knygą. Aš čia truputėlį nuklydau, bet jeigu klausysit šitos laidos, tai turbūt teks priprast prie šitos dalies. Bet esmė dabar apie ką šita laida ir kodėl jos reikėjo. Esmė, taip. Aš manau, kad dalykų darimas, kai nėra būtina juos daryti, yra laisvos visuomenės pamatas.
Ir tai, kad aš ją darau, nors man nei pinigų kažkas moka už ją, nei kad klauso, šiaip dabar dar yra ultimate protesto forma ir tuo pačiu laisvos visuomenės pamatas. Va tai va. Va tai. Pagalvokit apie tai. Pagalvokit. O kitas dalykas, arčiau žemės ir žmonių, manęs ir mūsų, yra tai, kad aš kaip klausytojas ilgą laiką laukiu laidos apie dalykus, kurių aš klausau pats, ta prasme muzikoj. Ir man labai patiko būdas, kuriuo kadaise Devilstounas prisistatydavo, tai yra kaip ekstremalaus rock'n'rollo festivalis. Ne, kur būdavo ir metalo, bet ir roko būdavo, ir techno, visko būdavo šiaip. Ir buvo fainai, kad jis buvo apie viską ir nebuvo prisirišęs prie vieno kažkokio tais vieno dalyko. Tai kadangi aš taip ir nesulaukiau, kol kažkas kitas šitą visą padarys, nu tai dabar aš darau. Ir jūs dėl to kalti esat. Malonu susipažinti ir tikiuosi, kad jūs irgi kažkokį tais vakumą ir trūkumą čia jaučiate. Tai jeigu jaučiate, tai jūs esate kaip tik ten, kur turėtumėt būti. Dabar kalbant toliau apie aktualijas. Ilgai galvojau, ką čia pasakyt. Nebais ilgai, tiesą sakant. Bet, žodžiu, netaip senai čia praėjo tokie mamos muzikos apdovanojimai. Gal teko girdėti, ten susirenka daug žmonių, iš kurių dalis yra su muzika susiję, o kiti tiesiog nusipirko gražių rūbų ir tada pagalvojo, kad jiem reikia parodyti visiems tuos gražius rūbus. Ir jie į bažnyčią neina, tai negali parodyti ten. Tai realiai mama jam gaunas vienintelis variantas, kur tos savo gražius rūbus gali parodyti. Which is fine, okay, nu, būna gražiai apsirengi kartais. Tai jo, gal jie negirdėjo, kad tam yra Vilniaus Ai, bet ten reikia bėgti, tai jam Nu, žodžiu, problema, pats supratau čia, kur. Grįžtant prie esmės vėl atgal, tai kadangi šiemet į tuos mamos apdovanojimus buvo įtraukta ir metalo kategorija, tai natūralu, kad tame visame gražių žmonių būryje buvo ir metalistų. Luktus atėjo atsiimt apdovanojimo, kaip žinia, linkėjimai Luktus. Tada pavadino visus susirinkusius lavonais. Padėkojo už nieką ir fakų parodė visiems. Šakės. Na ir tada buvo internete ir Facebooko komentaruose ir dar kažkur turbūt kilus diskusija apie tai, kad skoninga čia ar ne. Geras čia buvo eterio išnaudojimas ar nelabai. Aš ir pats visokių diskusijų tą temą turėjau ir girdėjau visokių nuomonių. Tai mano manimu Domas Reibrys savo Substack'e visai gerai viską susakė. Tai jeigu kam įdomu, siūlau paskaityti ten. Vadinasi kažkaip, aš ne metalistas, bet pabambėsiu. Tai paskaitykit ten visai gerai bus parašyta. O savo ruoštu aš galvoju, kad gal tada aš galėčiau pakalbėti apie tai, kad nors atrodytų, kad tiek tų metalo koncertų yra, tiek atrodo, kad jau kaip ir, nežinau, jau daug metų praėjo nuo nepriklausomybės, jau gal čia kaip ir, nežinau, ir tų grupių yra, viskas kaip ir vyksta, bet tiek kažkoks bendras požiūris į metalistus ir metalą bendrai. Ir patį žanrą, nu gan nelabai aišku žmonėm yra, kas tai yra. Kažkodėl žmonėm nekyla klausimų, tai kas tas džiazas yra, ne? Bet kas yra tas metalas, kažkaip žiauriai neaišku ir žiauriai keista. Ir aš manau, kad dalinai čia kalti yra clickbaitinės antraštės apie tai, kurios rašydavo, kaip ten vištos kiaušinių nededa, kai metalo festivaliai vyksta ir taip toliau panašiai. Bet aš galvoju, kad labai geras intro yra čia toks bandyt susidėt taškus ant į, nu ir suprast, kas čia iš viso per tas dalykas, tas metalas, kur čia rokas, o kur metalas, kuom čia atskirti juos dabar ir kaip čia taip yra. Nu ir jeigu liks laiko, tai gal dar ir apie pankroko kažką reikėtų pasakyti. Ne dėl to, kad šiaip reikėtų, bet dėl to, kad noriu. Tai pasakysiu, nes čia mano laida. Tai pasakojimo pradžiai
Aš sakyčiau, kad kelkimės taip 7-5 metais į praeitį. Taip atgal, taip šnai atgal į praeitį. Jo, tai tiem, kam sunkiau su matieka, mes esam 50-uosiuose maždaug. Ir netaip senai antras pasaulinis pasibaigė karas, kas, kaip žinia, nebuvo linksmiausias laikotarpis istorijoje. Kita vertus, tuo pačiu metu Jungtinės valstijos patyrė ekonominį sprogimą. Tai yra, augo tiek vidurinioji klasė, tiek namuose pirmieji spalvoti televizoriai atsirado, mašinos buvo įperkamas. Kita vertus, toje pačioje įpirkti galinčioje Amerikoje seni dalykai, kaip kad segregacija, buvo vis dar vešintys ir klestintys ir nieks tenais nelabai pasikeitė. Tai gerimo vandens fontanai, tualetai, baseinai, autobusai atskiras turėjo zonas baltiesiam ir juodiesiam. Ir Jimo Crow įstatymai irgi buvo visiškai natūrali gyvenimo dalis. Tuo metu medijoje viena vertus mes turim tą realybę, tai yra šaltojo karo nuotaikas, branduolinio pavojaus baimės ir visa kita. Ir natūralu, kad po karo pavargusi visuomenė ieškojo pramogų, kurios papildomai neerzintų, nekeltų kažkokių tais neigiamų emocijų, nes tiesiog norėjosi komforto. Komforte kaip komforte nieko blogo kaip ir nėra. Problema atsiranda tame, kad jeigu tu turi labai rasizmu grįstą visuomenės santvarką, komforto muzika bus suprantama labai siaurai. Ir tai reiškia, kad pagrinde eterio gaudavo vien tik tais baltaodžiai atlikėjai su tam metui priimtinais žanrais ir kompozicijos būdais. Net garso plokštelių parduotuvėse tokie žanrai kaip rhythm and bluesas būdavo laikomi atskirai nuošaliau nuo baltųjų muzikos. Tai vienas dalykas, kuris visam didžiajam segregacijos projekte nepasisekė, yra tai, kad jeigu tu lengvai gali sukurti barjerus vietose, kur tuos barjerus sukurti lengva, tai yra suoliuką atskirą padaryti, nubrėžti ribas, kur kažkas tais gali stovėti, ant kurių šaligatvio plytelių ir kur negali, tas ne visai pavyks, jeigu tas dalykas, kurį tu bandysi segreguoti, sklinda radijo bangomis. Ir nors žmonės buvo galima susodinti į skirtingas klases, radijo imtuvai buvo pigus ir prieinami visiems. Ir kadangi naktimis būdavo grojama juodųjų muzika, paaugliai ieškodami kažko naujo įsijungdavo jų stotis, nepaisydami jokių draudimų. Iš esmės jie net nežinojo, kaip tie atlikėjai atrodė. Jiem užteko, kad ta muzika vežė ir jis skambėjo kardinaliai kitaip, nei tai, ko klausė jų tėvai. Nes visose kartose visada viskas, ko klauso jūsų tėvai, yra šūdas. Tam tikra prasme, kadangi tai buvo beveik uždrausta muzika, tai traukė kaip uždraustas vaisius. Iš esmės, pats šitas reiškinys brendo po truputį, iki tol, kol tai ėmė pastebėti ir kiti. Vienos Clevelando muzikos įrašų parduotuvės savininkas pastebėjo, kad jo parduotuvę užsuko paaugliai ieškodami rhythm and blueso įrašų, kas sukėlė jam nuostabą, nes tai muzika, kuri turėtų būti skirta juodaodžiams. Ir apie tai jis papasakojo vietiniam radijo stoties DJ Alanui Freedui. Kaip DJ, Alanas suprato, kad tai, ko klauso jaunimas, yra tai, ką jis turėtų groti, jeigu jis nori savo radijo stočiai daugiau klausytojų. Juodųjų įrašus jis pradėjo groti savo laidoje The Moondog Rock and Roll House Part, sąmoningai atsisakydamas R&B etiketės. Taip atsirado rock'n'rollo pavadinimas, kad šis nebeturėtų jokios rasinės konotacijos ir būtų visiems. Taip išlygaus pučiamuosius naudojančių ir vokaliai įmantraus rhythm and bluesą, kaip maišto muzika pasirodo rock'n'rollas. Lygumą jis išmetė per langą, jį pakeitė agresiją ir vežančių ritmu, ir 4x4 metre būgnus lupdavo ant 2 ir 4 natų.
your sister's will. You ran off and married, but I love you still. Lucille, please come back where you belong. Lucille, please come back where you belong. I'll be good to you, baby. Please don't leave me alone. I woke up this morning, Lucille was not in sight. I asked my friends about her, but all the list was tight. Lucille, please come back where you belong. I'll be good to you, baby. Please don't leave me alone. I woke up this morning, Lucille was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was tight. Lucille, please come back where you belong. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucille, baby, satisfy my heart. Lucille, baby, satisfy my heart. I believe I went to baby and gave you such a wonderful start. Ką tik skambėjo Little Richard gabalas Lucille. Aš nebejoju, kad kol tas gabalas skambėjo, tas vienintelis likęs metalistas jau turėjo atsijungti irgi. Bet čia reikia, čia esmė yra, čia mes prieisim prie esmės tuoj. Tuoj, pabūkit biškį dar, tuoj prieisim, tuoj. Nors dabar taip ir neatrodo, bet to meto klausytojui šita muzika žiauriai radikaliai skambėjo. Nes ji nebuvo ramaus sėdėjimo muzika, nes klausant norėjosi linguoti, lipti ant stalo, kratytis. Skambesiui buvo gerokai toliau nuo orkestrinės muzikos, nepoliruota ir gaivališka. To meto žmogui jį atrodo kaip nukrypimas. Baimė to meto žmogui jį galėjo kelti ir dėl to, kad ardė rasinė segregacija, nes iš esmės tai buvo juodaodžių ir baltaodžių muzikos sintezė. Tai yra rhythm and bluesas perėmęs country muzikos elementų ir tapęs kažkuo nauju. Tuo pačiu metu, puritoniškais laikais atsiradęs rock'n'rollas buvo ir neapologetiškai seksualus. Pats žodis rock'n'roll dar iki tol, kol nusekė žanrą, buvo sekso eufemizmas. Rock'n'rollo ikona Elvis Preslis pradžioje filmuojamas buvo tik nuo jos mens į viršų, kad kadre nesimatytų, ką jis veikia su klynu. Kaip tas veiksmas nusakomas lietuviškai, aš negaliu atsakyti. Ar galim sakyti, kad Elvis Preslis draihampino orą? Ar yra toks terminas? Jeigu kažkas iš VLKK klauso, parašykit. Tai jeigu Elvis Preslis šokiravo žmonės, judinamas klyną, įsivaizduokit, kaip to meto žmogui turėjo atrodyti Little Richard, kuris buvo pasidažęs veidą, būdamas vyru. Čia yra baisiau negu corpse paintas. Gera žinia ta, kad šitos nešvankybės netruko amžinai ir pats judėjimas į dešimtmečio galą patyrė krizę. Ir ta krizė buvo susijusi su tam tikrais įvykiais, kurie iš esmės buvo susiję su tam tikrais žmonėm. Tai konkrečiai Elvį pašaukė į armiją, o jam grįžus jo vadyba jam siūlė saugius Hollywoodo filmus ir pop baladas, kas visiškai skyrėsi nuo rock'n'rollo dievuko įvaizdžio, kurį jis turėjo anksčiau. Buddy Holly numirė lėktuvo avarijoje 1959 vasario 3 dieną ir šiandien jį dar kitaip žinoma kaip diena, kai mirė muzika. Kas yra referencas tame Bye Bye Miss American Pie gabale, kur sako The Day That Music Died, tai čia apie šitą. O Little Richard pačiame populiarumo pike atsivertė į krikščionybę ir pradėjo daryti gospelą, visiškai įsižadėdamas savo rock'n'rollo palikimą. Kai tuo tarpu Chuckas Berrys sėdėjo kalėjime už bandymą iš valstijos išsivežti nepilnametę. Pats rock'n'rollo termino tėvas Alanas Freedas buvo apkaltintas kyšių ėmimu už radijo eterį ir išmestas iš darbo.
Yra sakoma, kad su juo buvo tiesiog susidorota, kad studijos norėjo patraukti nepatogų žmogų iš kelio. Ir atrodo, kad establishmentas bent jau Jungtinėse valstijose laimėjo. Tuo metu kitoje balos pusėje, tai yra Didžiojoje Britanijoje, irgi buvo jaunimo. Ir Britanijos uostams, pavyzdžiui, Liverpooliui, glaudžiai bendraujant prekybiniais ryšiais su Jungtinėmis valstijomis, jūreiviai atveždavo ir muzikos. Taip tiek amerikietiškasis rock'n'rollas, tiek bliuzas pasiekė vietinius paauglius. Visiškai kitokios muzikos paragavęs jaunimas ėmėsi savųjų bandymų, perinterpretuodami ir papildydami nuo savęs. Jie iki galo atsuko gitarų stiprintuvus ir grojos dar daugiau jėgos nei jų pirmtakai. Tuo pačiu metu britų paaugliai ir laisvai apjunginėjo muziką, kurios klausė. Tai reiškia, kad mesdavo Chucko Berryo riffus su Motown harmonijomis, taip kaip to nedarė amerikiečiai, kas reiškia, kad muzikos skambesys pasipildė naujais elementais, kurių nebuvo iki tol, ir mes jau pradedam artėti link kažkokio naujo žanro. The Beatles išplėtė dainų struktūras, harmonijas ir dainų turinį padarė gilesnį, The Rolling Stones pasiėmė bliuzą kaip šabloną ir pridėjo jam aštrumo, o The Kings supjaustė stiprintuvo kūgį ir taip išrado distortintą gitaros toną. Ir šitie dalykai jau žymi perėjimą nuo rock'n'rollo prie melodijos, prie gitaros riffo. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Jeigu prieš tai rock'n'rolle buvo swingas ir ritmas buvo maždaug tai šita dabar dalis tapo tiesiog plinom aštuntiniam. Taigi rock'n'rollas nebeteko savo rolo. Ne apie Rolandą mes Mackevičių kalbam dabar. Liko tik tais rokas. Tai taip atsinaujinusi rock'n'rollo muzika dabar jau tapusi roku, ėmė plisti į visas puses, įskaitant ir tas pačias Jungtinės valstijas, iš kur ir buvo eksportuota rock'n'rollo pavidalu. Ir taip 60-ojo dešimtmečio pabaigoje uždarėjo visas kuokštas jau būtent roko muzikos grupių, kurios intensyvėjo decibelais, distortionų lygiu ir improvizaciniu meistriškumu. Tik kitaip nei rock'n'rollas, rokas nebėra toks vienalytis. Ir akcentus dedant skirtingose vietose gimsta labai daug skirtingų roko skonių. Tai pavyzdžiui, klasikinis rokas pasižymi ilgais gitaros solo, bliuziškais riffais ir bendrai pati muzika yra tarsi gimusi
užrašius kažką, kas gimė laisvai improvizuojant. Hard rockas daugiau siekia labiau saturuoto ir suspausto gitaros garso, gitaros stiprintuvą prisukus iki maksimumo, vokalistai irgi rėkia kaip jaunami, o bliuzo įtaka irgi niekur nedingus, tik viskas garsiau ir stipriau. Progresyvusis rokas naudoja nestandartinius metrus, ilgas kompozicijas ir semiasi įkvėpimo iš džiazo, o psichodelinis rokas, nors garsiškai nelabai kuo skiriasi nuo tiesiog roko, pasitelkia visokius audio efektus, kad dainų žodžiai, kalbantis apie sąmonės atverimą nelegaliomis substancijomis, turėtų daugiau svorio. Tų atšakų yra dar daugiau negu kad čia išvardinta, bet iš esmės visos roko atšakos turės bendrą prosenelį. Tai yra bliuzą. Tam tikrą prasme Rolling Stones pasiėmė ne tik kad pavadinimą iš Muddy Waters'o, bet ir dainuoja tas pačias Mississipės deltos vergų bliuzo dainas, tik tai daro garsiau. Elektrinė gitara irgi yra neatsiejamas tiek rock'n'rollo, tiek roko muzikos komponentas, bet roko gitaristų siekis yra labiau toliau stumtelėti natūralų elektrinės gitaros garsą. Kalbant muzikos produkcijos terminais, tai yra toks efektas kaip overdrive, yra toks efektas kaip distortion. Tai overdrive bando atkartoti tiesiog ne pagal paskirtį naudojamo gitaros stiprintuvo naudojimą, jį dasukus iki gerokai daugiau, negu kad jis buvo paskaičiuotas veikti. Ir taip gaunant signalų iškraipimus, kurie nors skamba kaip gerokai pakeistas gitaros signalo tonas, bet vis tiek įmanoma atpažinti, kokios pavienės natos skamba. Patys muzikantai arba rockstarai, kitaip tariant, yra tiesiog dėmesio aukos. Nes jie nori, kad juos būtų žiūrima, kad jie būtų garbinami ir dainuojama kartu pilnose arenose. Ir taip melodija tampa pagrindiniu jų dainų rašymo fokusu. Ir būtent roko daina yra neįmanoma be melodijos, kurią galėtum paniniuoti ir priedainio, kurio negalėtum bliauti visą gerklę. Ir rokas tuo pačiu metu bando būti ir gaivališkas, ir maištingas, bet tuo pačiu metu ir lengvai įkandamas ir pažįstamas kaip tėčio prikolas apie aną galą. Omenyje turint, kad lygiai tie patys dalykai, kurie vyko su roku, tai yra, kad žmonės pridėjo naujų elementų, bandė groti greičiau, garsiau ir taip toliau panašiai. Lygiai tie patys dalykai, nors nutiko su rock'n'rollu jam virstant į roką, rokui būnant rokui, jie tęsiasi ir toliau. Taip čia jau galim priartėti prie metalo. Tokioje perspektyvoje metalas pasirodo kaip natūraliai susiklostęs reiškinys. Ir tai reiškia, kad grupėms, kurios dalyvavo garsumo ir intensyvumo varžybose, užtenka realiai vieno žingsnio nuo hard roko, kad tai jau galėtų būti vadinama atskirų žanrų. Prie to Didžiojoje Britanijoje prisidėjo ir istorinės sąlygos. 60-ųjų pabaigoje Britanijoje sunkiai pramoniai patiriant recesiją, darbininkai masiškai netekdavo darbų ir optimizmo, kad rytojus atneš kažką gero. Tad jiems kuriant muziką, ją įeidavo vis daugiau liūdesio ir pykčio, o taip muzikinis dainų fonas pasipildė ir industriškais ir sunkiais sąskaitais.
As in the end, my friend, change coming around the bend. People running 'cause they're scared. You people better go and beware. No, no, please, no. Metalo tėvais laikoma grupė Black Sabbath, užaugę skurdžiame Aston rajone, Birminghamo apylinkėse, kūrė muziką, kuri atspindėjo jų aplinką. Tai yra slegiančią ir tamsią. Jų tekstai kalbėjo apie gyvenimo purvą, o melodijos naudojo vadinamai velnio intervalą. Tai yra intervalą, kuris yra tarp dviejų natų, kurios viena nuo kitos yra nutolusios per pustonį. Ir šis intervalas skamba neharmoningai ir yra kupinas įtampos, kuri neišsisprendžia. Kas labai skiriasi nuo klasikinės muzikos kompozitorių, kurie kurdami įtampą niekad jos nepalikdavo neįspręstos, viskas kažkaip visada turėdavo užsidaryti. Ir užsidaryti gražiai. Black Sabbath čia neišrado dviračio, o ir pats velnio intervalas nebuvo jokia didelė naujiena. Tiesiog jie perdarė bliuzo palikimą roko muzikoje. Jie pasiliko iš bliuzo perimtą pentatonico skalę, bet pridėjo papildomą natų, kas pasitarnavo jų kuriamam emociniam fonui. Sekdamas jų šablonų, kitos grupės toliau kūrė jau metalo žanrui priskiriamą skambesį. Tai pavyzdžiui, Judas Priest įvedė tokį dalyką kaip kožas ir išrado, kad grupiai gali būti 2 gitaristai, o ne vienas. Tada, pavyzdžiui, Rainbow metalą praplėtė neoklassikiniais elementais. Ir aplamai metalo gitaros tonas, kitaip nei roko, signalą stiprina iki visiškos kompresijos ir iškraipimo. Šitas vadinamasis distortionas, apie kurį jau buvo užsiminta prieš tai. Tai ten nebelabai įmanoma atskirti kažkokių individualių natų, kurios tiesiog visos susimala į vieną masę. Ir toks tono apdirbimas duoda kelią ir naujoms grojimo technikoms, kurios be distortiono normaliai neskambėtų. Taip atsiranda chuggingas, tai yra grojimas delno šonu priliečiant stygas, kad stygų vibracijos būtų prilaikytos. Ir kadangi gitaros stiprintuvas stiprina visą įeinantį signalą, tai šitas tas pokšėjimas stiprintuvo pagalba tampa muzikaliu. Jo, žinau, kad čia galėjo būti gabalas iš grupės, kurioje nėra probleminių narių, bet man labai patinka šitas breakdownas, tai įdėjau anyway. Ausylas klausytojas šitoje vietoje jau kaip ir turėtų būti pastebėjęs, kad metalas kaip muzika bando uždominuoti visas klausytojo juslės. Iš esmės tempai vis greitėja, grojimas tampa vis labiau techniškesnis, atsiranda šuoliuojantis ritmas, 2 gitarų harmonijos, operos, vokalai ir taip toliau. Bet taip kaip rokų daro bliuzo įtaką, tai metalą metalu daro riffas. Ir riffai yra ir roke, bet tenais jie yra labiau pavaldus dainai. Metale riffas yra daina. Riffas yra visa ko centras ir daina sukasi aplink riffą, o ne atvirkščiai. Jeigu pasimsim seną gerą pavyzdį riffo, kurį visi išmoksta tik pradėję gitarą grot, kas yra Smoke on the Water, kas skamba Riffas iš esmės yra šita dalis, kuri kartojasi ir to kartojamasi pakankamai daug ir jis grojamas pakankamai greitai. Antras dalykas yra distortionas. Jeigu roke distortionas naudojamas buvo tono spalvinimui,
Tai metale distortionas yra sudėtinė dainos medžiaga. Tuo pačiu itin didelę svarbą gauna ir grojimo technika. Metalo instrumento virtuoziškumas yra itin svarbu. Šrederiai su ilgais gitaros solo, blast beatai būgnuose, nes už viską labiausiai vertinama precizika ir technika. Tematiškai rokas gerokai šviesesnis ir linksmesnis. Metalas dažniausiai eina į tamsesnes vietas, kaip pavyzdžiui karas, mirtis, mitologija, siaubas, okultizmas, satanizmas. Išimčių yra visur, bet paletė gerokai labiau intensyvi. Ir galiausiai rokas nori, kad tu jaustumėsi gyvas ir laisvas. Metalas nori labiau nustelbti intensyvumu. Jis įmeta tave į audros verpetą tam, kad patirtum kažkokį apsivalymą nuo viso to. Nuo Iron Maiden mūšių himnų iki gniuždančio dūmo, koks bebūtų emocinis registras, jis bus bekompromisis. White man came across the sea. He brought us pain and misery. He killed our tribes. He killed our creed. He took our game for his own need. We fought him hard. We fought him well. Out on the plains, we gave him hell. But when it came, too much for free. Oh, will we ever be set free? Riding through dust clouds and barren wastes, galloping hard on the plains, chasing the redskins back to their holes, fighting them at their own game. Murder for freedom, the stab in the back. Women and children are cowards attack. Run to the hills. Run for your lives. Run to the hills. Run for your lives. Soldier blue in the barren wastes, hunting and killing's a game. Raping the women and wasting the men, the only good Indians are tame. Selling them whiskey and taking their gold, enslaving the young and destroying the old. Run to the hills. Run for your lives. Run to the hills. Run for your Galiausiai, kaip kad ir rokas prieš tai, metalas suskilo į daug skirtingų atšakų ir požanrių. Tai pavyzdžiui, thrash metal apjungia greitį su sunkumu,
Death metal ekstremalumą didino gerkliniais vokalais ir blast beatais. Black metal iškėlė atmosferiškumą su mizantropiškomis nuotaikomis. Doom metal operuoja gniuždančiomis garso sienomis, o progresyvusis metalas eksperimentavo deriniais, kurie kelia niežulį klausytojams, kurie bando susigaudyti, kas čia iš viso vyksta. Kiekvienas iš šių požanrių galėtų turėti savo epizodą ir galimai kada nors turėjęs, bet esmė yra ta, kad metalas nėra garsesnis rokas. Tai yra fundamentaliai kitoks būdas konstruoti sunkią muziką ir tai yra meno forma turinti savo ekosistemą, savo taisyklės ir savo kultūrinės ištakas. Taip pat ir savo vertybės. Todėl jeigu girdėjot, kad kažkas kažkam sako, kad ai, tai čia ne metalas, tai galimai čia nebuvo fleksas, o buvo visai konstruktyvus pastebėjimas. Kortą sumaišant dar truputuką yra ir dar vienas judėjimas, kilęs daugmaž panašiu metu kaip kad ir metalas. Tik kryžkeliai pasuko gerokai labiau į kairę, nes, leftistai. Jeigu sąmoningas metalo pasirinkimas buvo groti žymiai greičiau, o tai reiškia ir techniškiau, tai pankroko kelias buvo nuvirti visą mėsą, kad liktų vien tik tais griaučiai. Tai buvo kardinalus eksceso ir pretenzingumo atsisakymas. Visi gali paimti gitarą ir visi gali groti, nepriklausomai nuo to, ar jie moka groti. Iki 70 metų Britų perrištas rokas toliau tino kaip reiškinys. Tai reiškia, kad didžiausios žvaigždės jau turuodavo su simfoniniais orkestrais, kurdavo 20 minučių trunkančius kūrinius su scenografijomis, kuriuose griuvo sienos ir sproginėjo rūmai. Tai jauniems žmonėms šitą muziką neturėjo visiškai jokio ryšio su jų gyvenimu. Iš muzikinės pusės pankrokas pasirinko visiškai priešingą kryptį nei metalas. Jo techniškumui buvo statomas paprastumas ir neišbaigta produkcija, dainų ilgis dažnai nesiekdavo ne poros minučių. Ir nors pankrokui būdingi greiti tempai, jis grojamas pagrinde brauktuku mechaniškai ir lygiai braukiant tik žemyn, aštuntinių natų ritmu. Visa akordų progresija diatoninė, tai yra liekant toje pačioje tonacijoje ir išsitenkant su 2-3 akordais visai dainai be jokio gitaros solo, nes kam. Nors iš šono tiek metalas, tiek pankrokas nepatyrusi jausiai gali skambėti visai panašiai, tai yra kaip triukšmas, pagrindinis skirtumas yra ideologinis. Pankrokas yra ne ką mažiau tam tikra filosofija negu kad žanras. Ir pasidaryk pats kultūra, nekonformistinis ir antikorporatyvinis požiūris, taip pat ir lygybės jausmas ir bendruomeniškumas, manant, kad muzika priklauso visiems, o ne tik išrinktiesiems, talentingiesiems ar turintiems giminių gerose vietose.
Dainų tekstai irgi gerokai arčiau gyvenimo ir įžeminti. Taip pat ir gerokai labiau politizuoti. Nes dainų lyrinis pasaulis yra padiktuotas gatvės. Jis yra politizuotas, jis asmeniškas, jis piktas ir jis tikras. Tiesa, nepaisant šių skirtumų, 70-iesiems einant į pabaigą, tiek metalas, tiek pankrokas ėmė kryžmintis. Pavyzdžiui, grupė Motorhead dažnai įvardinama kaip tiltas tarp punkų ir metalistų, nors grupės lyderis Lemis visą laiką sakydavo, kad jie groja tiesiog rock'n'rollą. Bet jų greitis įkvėpė tiek vėliau seksinti hardcore pankroką, tiek trash metalą. Well, here, babe, look at you in love with someone else. Turned out like all the others, leave me by myself. That's how it works, I guess. And you like all the rest. Guess I can handle it, if that's the way it is. I'm in love with rock and roll. It satisfies my soul. That's how it has to be. I won't get mad. I got rock and roll to save me from the cold. And if that's all there is, it ain't so bad, rock and roll. I never been the one to have no steady girl. I love the way I live, running round the world. I like to fool around, I love to tear 'em down. And when I leave, you look to miss me while I'm gone. I got rock and roll, it satisfies my soul. That's how it has to be, I won't get mad. I got rock and roll to save me from the cold. And if that's all there is, it ain't so bad, rock and roll. Play it to me. I can't imagine growing old with anyone. Marching to a different drum, I hear a different song. I swear I love them all. I don't care if they're small. I don't care if they're tall. I love them anyway. I got rock and roll. It satisfies my soul. That's how it has to be. I won't get mad. I got rock and roll to save me from the cold. And if that's all there is, it ain't so bad. I got rock and roll, satisfies my soul. If that's how it is, it ain't so bad. I got rock and roll, save me from the cold. If that's all there is, it ain't so bad. I got rock and roll, it satisfies my soul. That's how it has to be. I won't get mad. I got rock and roll to save me from the cold. And if that's all there is, it ain't so bad. Rock and roll, 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 Tai bandant apibendrinti viską, kas šiandien buvo pasakyta, matosi, kad tiek roko, tiek pankroko, tiek metalo ištakos yra ten pat. Nu, tiksliau, kad be roko nebūtų nei metalo, nei pankroko. Bet pagrindinis skirtumas gal yra tai, kad jeigu roko pamatas yra daina, tai metalas klausytoją nori pervažiuoti buldozeriu emociškai. O pankrokas sunkiai būtų įmanomas be žinutės. Nebent grupė yra Ramones, tai ta žinutė bus, kad
jie kažko nori arba kad kažko nenori. Bet čia irgi žinutė. Šiaip. Ko gero, čia būtų svarbu paminėti ir tai, kad patys žanrai nėra kažkokia tvora apjuosti kiemai, kurie ten neturi jokio visiškai sąlyčio. Nu, tai kaip ir gamtoj, jie yra tokie kaip labiau tektoninės plokštės. Jie turi kažkokių sąlyčio taškų, jie jungiasi, jie kuria naujus dalykus, kurie toliau nervuoja jau kitos kartos tėvus ir taip toliau panašiai. Ir tai vyksta ir su kitais žanrais, ir visi tie sujungimai yra labai gražus dalykas muzikoje. Dėl to, kad tai vis keičiasi ir tai vis atsinaujina, kaip kad ir mes. Ir praeitos kartos muzika, tiksliau, praeitos kartos maišto muzika gal visiškai nebeatlieps naujosios kartos maišto muzikos, nes gal jie rado kažkokią kitą formą, ar dar kažkas tai tokio, bet it's okay. It's okay. Tik kad kažkokie dalykai keistusi, tam reikia ir darkyti ir klibinti esamą tvarką, o to dažniausiai nepadarysi ramiai. Ir manau, kad konkrečiai čia metalas tampa žiauriai svarbių įrankių tą daryti. Ir kartais tas fakas yra labai reikalingas priminimas, kas yra negerai ten, kur mes esame. Aš jūs paliksiu su šitą mintim. Gero vakaro.